reikalai, nors vardos į sielą. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esu, žemės slysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia besiriai. Dabar tai bus reikalų. Nu? Kokie planai? Tai dabar sulaukiam Larkino ir Markės, o rytoj darom strielkę su Henriku. Jau ryt? O ko laukt, Beniušinka, blin? Nu, suderinam ir einam gyventi. Teisingai. Tu, ko manai, taip greitai sutiks? Taigi tu atiduodi delfino temą. Jie suinteresuoti, jiem naudinga. O Šarkys eis kaip garantas. Šarkys. Šarkio pavardė pasitikėjimo nekelia. Pats žinai, kad žodžio ne visada laikosi. Dabar laikysis, nes jam naudinga. Jo, Beniušinka, tokios šaibos, blin. Nu, jis kol visų pinigų neprisiurps, visus statys ant tausų. O kaip sakosi? Kam tu iš vis pradėjai tą karą? Nepradėk. Aš tau sakiau. Čia jau baronas žibalo pripylė. Ką ne taip? Nusakė, 1-2 bus baigta. O nesigavo. O tu savo galvos neturi, kad jo klausai. O kaip ten su Olivija? Nu, eina gandai, kad bus vestuvės. Nu, taip, o ką? Ko? Beniušinkinai kaip ką? Reikia gi naują kostiumėlį, blin, reikia sandalikus nusipirkt. Ten, nu, a? O, galėsi su Julika į poras eit. Su Julika? Gyvena kartugi dabar. Ta paliko mirkintą ir po šramą apsigyvena. Čia rimtai? Taip.
negyvena. Nu, ne su manim gyvena, pas mane gyvena. Atėjo žmogus, verkšlendamas, sako, Šramčikai, ką aš ją kaip benamę katę išvarysiu, reikia širdį turėti. О, пацаны, о, все, ребятос, давай присескit, kaip saksi, давай, o tai mes čia apie niekus šnekam, davai, va, nu va, kaip saksi, visa mūsų komanda pilna sudėtimi, kaip senais gerais laikais. Nu va, susirinkom, kad pabaigti visas tas nesąmonės. Tai sprogdinimai, šaudimai prie gero neprives. Taip, kaip saksi, gyvybė šventa. Henrikas sutinka taikytis, mums lieka tik tai išrinkti vietą ir laiką. Negali čia būti spąstai. Tai va tam jūs ir reikalingi, kad apsidraust. Atsiprašau. Alio? Sėdžiu Benios bare su kolektyvu. Aha. Gerai, to išeisiu. Atsiprašau, turiu trumpam išeiti. Pacanai, jūs ne tik tam reikalingi, jūs man asmeniškai visada reikalingi, o jį dėmesio nekreipkite, jis nesąmonės šneka. Tai kas nutiko? Niekad negalvojau, kad taip sunku bus rinkti žodžius. Sulaukėm svečių. Padarė kratą. Paėmė 2 milijonus ir kompiuterį įsivežė. Toliau. Jonui uždėjo antrankius, įsivedė. Supranti, aš vėlavau, o jis buvo vienas kontoroje. Ir kaip mes čia taip užlėkėm? Aš skambinau į FNTT. Turiu ten pažįstamą. Ir jie man pasakė, kad prokuratūra užsakė kratą. O žinai, kas prokurorė? Kas? Gabija Jurkutė. Čia ta, kur Šarkį bandė pasodinti, ne? Taip, ta pati. Žinai, su kuo jinai dirba? Su Dovydaityte. Tu turi prie jos kokį nors prieimą? Nežinau, čia tokia sudėtinga situacija, bet bandysiu kalbėti, nežinau. Ir aš bandysiu per savo kanalus. Tai kaip suprantu, pralėkėm ant 2 lemų. Nu jau ne. Šito aš armiai nepaliksiu, neatiduosiu. Skambinau advokatui, ruošiamės gynybai. Kaip nors reikia užgesinti šitą kaistrą ir Joną reikia išlaisvinti. Tai va, tiek žinių. Ką, palaikom ryšį. Viskas bus gerai. Aš tau pažadu. Nu? Tai ir seniai tu čia su Julika? Peniuška, blin. Nu tu, jo majo, nu gerai jis, nu tu. Ne aš su Julika, jinai su manim. Nu, ta prasme, jinai pas mane ten keletą dienelių, nu. Ko mum nieko nesakei?
Oi, Larisoliuka, nu ką aš sakysiu, atėjo žmogus, tiesiog žmogus, galim sakyti, iš gatvės, sako Šramčikai, tuda siuda, aš įleidu kainagi, benami katė kokia, tegul pabūnagi vietos dafiga, Vis tiek pabėgs ilgai nebus. Jo, kodėl? Tai kad tu plikas. Oi, blin, prasidėjo. Ne, plakus galima atsiauginti, rimtai. Rimtai, aš žinau vieną liaudišką būdą, čia senas chemikų bairis, aš vis pamirštu tau pasakyti. Tu plikę medum išsitilni, 3 paras palaikai, geriausiai ten koks miško, grikių medus, kad ir kuo natūralesnis. 3 dienas laikai, paskui po 3 dienų delnais, tai pak! Musės nuskrenda, o kojytės lieka. Klausykit, atsirado skubių reikalų, man reikia pavažiuoti. Benė, tu lieki su Larkinu ir Marke. Ne, aš namo, ten mane surasti. Ne, iki susitikimo reikia pasisaugoti. Pagyvensi viešbutį, bachūrai prižiūrės, grįši namo, kai viskas baigsis. Pats pilniausias stop. O kas atsitiko? Pats Kanarski kratą darė. Mano tėvas sulaikytas. Nifiga savo, kaip tai, kodėl, ką čia? Nežinau, važiuoju ieškot galų. Iki, pasimatysim. Tai šitas skambik, jeigu kas, prišoksim. Kas per kratos? O, blin. Hrien žino, mokesčiai, chirokesčiai ir visi kiti mokesčiai. Beniucha. Ką? Telefončikas. Ką? Davai, nuotraukėlės. Kur buvot, ką matėt, davai. Eikt. Neklausykit, Hebra, man rimtai namo reikia. Man reikia Oliviją perspėti, man kažkaip reikia pasikalbėti, aš negaliu piktis, vestuvės ant nosies. Oho, kas čia? Šios dienos grobis. Aplankėme Kanarskį. Aprašas čia. $2 milijonai neapskaitytų lėšų? Negalėjo paaiškinti, iš kur pinigai. Tu kaip sugalvojot kratą daryti? Pastebėjome, kad veikose dalyvavo kelios įtartinos įmonės, nusprendėm patikrinti. Kartu su finansiniais? Ne, vieni. Kanarskis turi daug pažinčių, bijom nutekėjimų. O tai ką jisai pats sako? Jo nebuvo darbe. Suradome sėdinti Joną Kaunecką, Richardo Kaunecko tėvą. Šeimininė ranga. Taip išeina. Kur Martynas? Išvežė kompiuterį ekspertizei. Aš čia galiu tau kažko padėti? Tai, kad žinok, aš jau baigiau. Va, pinigus, dokumentus padėdau į saugyklą ir darbas baigtas. Neblogai pasidarbavot. Aš irgi paštą pasitikrinsiu, turėjo teismo sprendimas ateit. Keliausiu namo. Nusiraminai? Paskambink Benai. Pasakyk, kad grįžtų. Tau reikia turėti skambink. Aš juk atsiprašiau. Olivija, nekalbėk su manim taip. Šiam sakiau, važiuojam namo. Sakė, reikalų yra. Kartais reikia už save pakovoti. Nenoriu pyktis. Jis gali viską sugadinti. Tu gal nustok vadovaut pagaliau? Juk per tave gyvenam šitą žiurkių gyvenimą. Olivija. Per tave! Tu sakei, kad reikia pašalinti. Dar į gatvę išeit, pašūkauk! Tu paprasčiausiai nežinai, kas vyksta. Benas nori jiems savo biznį atiduoti. Už ką gyvensit? Jis man šito nesakė. Tai to labiau. Paskambink. Pasakyk, kad blogai jautiesi. Aš turiu su juo pakalbėti, kol ta nesąmonė nepritarė.
Benas. Alio? Aha, namie. Laukiu. Benas grįžta. Greit bus čia. Labai gerai. Labai. Kaip tu, viskas gerai? Jo. Ačiū, kad parvežėt. Važiuokit. Čia pabūsim. Nėra čia ko būt. Važiuokit. Tu gal neaiškink, ką mums daryti. Tai dar nesutvarkė reikalų? Ne šiandien, rytoj. Važiuojam. Kur? Pabūsim viešbutį, ten kameros apsauga. Čia irgi apsauga. Važiuojam, žmonės laukia. Viešbutį bus geriau. Apie kokį viešbutį kalbat? Atvažiavau Olivijos pasiimti, kad neverktų paskui, kad palikau ją vieną. Tai kokie dar viešbučiai? Nori, kad viešbutį pagyventume? Ateik trumpam. Ruoškis, mašina laukia. Nesuprantu, ko tu mėtaisi? Kokie dar viešbučiai? Nematai, kad Olivija pavargusi, tu ją dar tampai. Aš suprantu, bet... Hardas čia viską organizuoja, viešbutis jau užsakytas. Mažiau tu jo klausyk. Tavo šeima esame mes. Hardas, žinai, savo interesais rūpinasi. Kada susitikimas? Rytoj Kur? dar nesutarė. Kas dalyvaus? Mes ir jie. Kas tie jie? Henriko aplinka. Tai kiek šiaip tų žmonių bus? Kam už tai cirkai? Kalbėtis turi tu ir Henrikas, akis į akį. Nafik tai liudininkai. Nu, gal taip ir bus, aš nežinau. Ta mašina paleisk. Tegu važiuoja, rytoj atvažiuos. Mes pasidėsim, pakalbėsim. Paleisk. Eik, eik, eik. Jūs važiuokit, aš lieku. Taigi susitarim. Blem, Olivija nervinasi. Nieko nenutiks, čia irgi yra apsauga. Rytoj privažiuosit ir pasimsit mane. Pats su Hardu ir aiškinsis. Davai. Labas. Labas, Dovilė. Žinau, dėl ko atėjai. Kanarskis sakė, kad su Jurkute dirbi. Man dėl tėvo neramu. Kaip jis? Klausos dar nebuvo. Matai, jam su sveikata nekas. Turi vaistus gert. Apskritai, ką galima padaryti? Skolingas neliksiu. Nieko. Bet jūsgi kolegės, bendradarbės. Tai dėl to ir sakau, kad nieko negalima padaryti. Yra pareigūnų, kurių papirkti neįmanoma. Čiagi finansinis dalykas. Niekam žala nepadaryta. Gal galima kažkaip atlaidžiau pažiūrėti. Abejoju. Tai patark. Ką daryti?